tuo pačiu aš norėjau dėl vandens kokybės, nes vis dar nerimauja Šilutės gyventojai. Manau, kad tas nerimas gali būti pagrįstas, kadangi praeitas epizodas palėtė daugelį. Ir ne dabar kai kurie žmonės iki tol gėrė miesto vandenį, po nelaimės vis dar perka vandenį buteliuose iš parduotuvės. Tai aš siūlyčiau tarybai inicijuoti ir administraciją atlikti reikiamas procedūras, jog būtų užsakyti nepriklausomi vandens tyrimai Šilutės mieste, o su gautais rezultatais nedelsant būtų supažindinta visuomenė. Kodėl siūlau, kadangi, jūs pamenate ten tą prieitą epizodą, buvo paimti mėginiai, tarpe, kol mėginiai buvo paimti ir kol gavom rezultatus ir buvo uždrausta gerti vandenį, visuomenė gėrė tą vandenį, pasitikėjimas yra sumažėjęs. Tai kad išsklaidyti visus klausimus, padarom nepriklausomus tyrimus, pateikiam visuomenį ir uždarom tą klausimą. Matot, aš paprašysiu Martynas atsakys, bet tie nepriklausomi tyrimai, jie vienkartiniai nieko nedos. Aš žinau, kad šitas vandenis dabar kiek Martynai daro tos tyrimus? Turbūt 3 kartus per mėnesį. Ir darom taip pat nepriklausomą laboratoriją. Tai tie tyrimai yra atliekami ir gyventojai žino, galbūt galima socialinės tinkluose tos tyrimas, Martynai, galbūt yra skelbiami internetiniam tinklalapį kas ketvirtį. Geriausiai yra į Facebooką įdėjai, atliko tyrimą ir galite įdėti iš karto. Galim įdėti dažniau, bet šiaip... Prašom, Žygimantai dar. Bet va ta problema ir yra, kad jūs darot dabar, ar ne, pastoviai, kelis kartus per mėnesį, bet kas ten atras tam jūsų tinklapį ir dar tas tinklapis toks senovinis, dėkit, viešinkit tam pačiam Facebook'e, dalinkitės į visas grupės, kad žmonės matytų ir būtų atsakyta, nes dabar atrodo, kad kažkas vis dar slepiama.